Veiksmažodžių šaknies balsių kaita ir rašyba. Antra pamoka. Tikslas – išmokti taisyklingai tarti ir rašyti veiksmažodžius su nosinėmis raidėmis šaknyje. Prisiminkite, kad nosinės raides šaknyse turi išvestinės formos. Aptarkime, kada veiksmažodžių šaknyse rašomos nosinės raidės. Pirma taisyklė. Kai A, E, I ir U kaitaliojasi su an, en, in, un, to paties žodžio pagrindinių formų šaknyse. Pavyzdžiui, kąsti, kanda, kando. Ręsti, renčia, rentė. Grįsti, grindžia, grindė. Antra taisyklė. Kai A, E, I giminiškų žodžių šaknyse kaitaliojasi tarp savęs. Pavyzdžiui, tasyti, tęsti, tįsti. Grąžinti, sugrįžti, gręžti, grąžyti. Trečia taisyklė. Įsidėmėkite, kad kai kurių veiksmažodžių tik esamajame laike rašomos nosinės raidės. Tai žodžiai bąla, šąla, gęsta, tręšta, gležta, tešta, sąla, šašta, mašta, krešta. Išmokite šiuos žodžius atmintinai. Taip pat atkreipkite dėmesį į šių veiksmažodžių rašybą. Išmokite juos ir rašykite taisyklingai.